Prisiklausiau iš žmonių, kurie man rūpi, žodžių ir tiesų, kurių man nereikia. Gamtoje vėl kone visi metų laikai. Manyje ne patys šviesiausi horizonto atspalviai. Ir taip praėjo dar vienas pusmetis be fantazijos vaisių. Pasigedau trūko. Aš seniau nebijodavau daryti dalykus. Net nemokėdamas, bet bandydamas aš juos padarau, paleidžiu, paviešinu ir suprantu, jog tai yra vienas iš esminių žingsnių. Jaučiuosi stipriai apsinuodijęs ir suprantu, jog priešnuodžius reikia kurtis pačiam. Nežinau, arba nuo jo dar labiau apsinuodysiu, arba iš tikrųjų kažkas bus geriau. Šiaip ko gero pirmą kartą gyvenime kažko išsigandau ir noriu baimėm tarti eikite nachui. Sveiki, brangus fantazijos vaisių žiūrovai. Turime gegužės 17 dienos 9 val. Ryto. Šiandien yra gatvės muzikos diena. Šiandien pirmą kartą su grupė Galmo gyvai pabandysim prasigroti mūsų valanduką, savo visą EP. Pragrosim bangas ir vieną naują kūrinį, kuris šiuo metu, ko gero, visai grupė yra mėgstamiausias. Bet nenoriu čia prisigirti, nes jeigu blogai, mes jį atliksime. Aš jums jo nachui nerodysiu ir nesidūkinsiu. Ne, šiaip juokauju, šiaip fantazijos vaisiai šiaip yra biški pasidūkinimai ir biški savęs ant žemės nuleidimai. Ir kaip aš seniai filmavau tokio tipo kažką, kad važiuoji, arba ten vaikštai, pasakoji kažkokius dalykus, esu visiškai atpratęs nuo jų, absoliučiai. Ketvirtadienį užvakar čia mes darėmės paskutinę tokią repkę, bet nusprendėm, kad ir šeštadienį dar prieš patį koncą prasukam ratą visų dainų. Aš nelabai mėgstu iš tikrųjų prasigroti prieš pat koncą, bet kažkodėl taip nusprendėm. Nesijaučiu nedrąsiai, bet mes visi, ko gero, iš grupės nesijaučiam užtikrintai dėl mūsų kaip grupės. Nes dar niekada niekur nepasirodėm, nepamatėm gyvai grojant minusų visų. O šiaip mes šiandien pasirodom 3 valandą ir 11 valandą su Donca varome mes dar pasikalbėti su garsistu, nes yra dalykas, kad aš labai noriu kliko per savo kompo projektą būtent ir reikia mums su juo pasitarti ir norime pažiūrėti, ką turėsime per sintezatorių. Šiaip pirmą kartą per paskutinės kokias 10 serijų pasakysiu, jog kažkaip gerai jaučiuosi. Geriau jaučiuosi. Tai tą progą parūkam ir varom į studiją. Ten prisipai ką nors. Pardon! Gerai skamba visą, gerai matom. Jo, negalėtum čia anksčiau 10 minučių. Vėluoja čia, manau. 10 minučių jau vėluoja. Gero klausymo. Šita daina vadinsis Aš esu tu.
Gerai, kaip prasukuoja. Svarbu, kad išleisi nežinau. O pačią turis? Kiek pinigų? Ne, fizinė neturi. Spotify, 10 eurų atsipsinoro. Jums reikia kontento į studiją. Jo, sekasi. Arba bent į kitą kampą, išeikit į koridorių, išeikit. Tikrai keistas jausmas po tokio ilgo laiko pasirodyti gyvai su savo mylima kažkokia tai autorinė muzika. Fuck yeah, šiaip labai geras jausmas. Šiaip kaip pirmas realus gigas su grupe Gelmo, manau, visai pavyko. Dar turime nusimatę keletą tokių random konsų ateityje. Tikrai pabandysim paorganizuoti ir savo koncertą bare ar kažkokioje salėje, būtinai informuosime. Tai tiek apie konsus ir Gelmovaisius, o šiaip fantazijos vaisiai, tai bendrai paėmus visą šitą pusmetį labai daug overthinkinau ir suvokiau, jog actually 2-3 metus buvau geram dugne. Ir ko gero dar esu tam dugne, bet jau vasarėja. Pastebėjau, jog labai daug ir per daug laiko skiriu svetimai kūrybai, bet kad ir kokią gražią muziką pavyktų su jais kartu sukurti, aš vis tiek nesijaučiu toks pilnavertis ir laimingas, kaip darydamas kažką su savo muzika. Ir labai ilgą laiką nebuvau atsidaręs jokios programos, per kurią įrašinėjau muziką ir kažkaip į tai nekreipdavau dėmesio, bet nuo paskutinių vaisių tiesiog klausinėjau savęs, kodėl, kur yra tie stabdžiai. Ir supratau, jog neturėjau iš kur pasisemti įkvėpimo ne tik kūrybai, bet apskritai gyvenimui. Išgaravo ta visa mano romantizuojama mūzų magija ir kaip nebūtų keista, kartu su ja dingo ir pati kūryba. Toks jausmas, lyg kūnas yra, bet gyvybės ir tos ugnies, kuri taip ryškiai plėskė kone visą gyvenimą, vos matyti. Ir žinoma, labai nesveika yra ilgą laiką planuoti dalykus, bet jų nedaryti. Tu vis pergalvoji, lyg tai vyksta, bet visa tai vyksta tik tavo galvoje. Nėra tikrų tiksmų. Tai ir dabar keista filmuotis, vėl šiek tiek pabandysiu pakeisti formatą, kad nereiktų daryti šitų komentarų prieš kamerą dalykų, nes man tai atrodo šiek tiek nuobodu, tai paliksiu labiau kontribistams kaip papildomas serijas arba tų pačių serijų papildinius. Bet vėl aš čia išlindau į kadrą ir viską nuspalvinau šiknadobės spalvomis, tai be to šiaip yra ir gerų dalykų. Tai kaip ir minėjau, su Gelmo paleidome pirmąjį savo EP, kurį galite klausyti čia YouTube'e ir Spotify'e, tai nuorodas palieku šio video aprašyme. Ir toks keistas dalykas yra, kai pasiimu gitarą ir sėdu prie pianino, man neduoda ramybės ir manęs nepaleidžia praeitos serijos pikų dama. Tai manau reiktų sėsti ir studijoje viską su ją išsiaiškinti galutinai. Tai va, šiaip stengiuosi šitą seriją daryti kiek kitokią, dabar kai giginsim vis
primetinėsiu tų tokių koncertinių kadrų. Jei patinka kažkuri dalis labiau nei kitos, būtinai parašykite komentaruose, į tai atsižvelgsiu ateityje. Taip pat turiu Contribui ir Patreoną, tai jeigu norite paremti ir matyti šias serijas dažniau ir stebėti kiek detalesnes serijas nei čia pirmieji, tai yra mano Contribui ir Patreonas taip pat video aprašyme. Ir jo, priminimas, jog tamsiausi gyvenimo laikotarpiai yra tiesiog laikotarpiai. Tai susimatysime, tikiuosi, jog netrukus.